Sveiki, aš esu Giedrė ir norėčiau Jums papasakoti, kaip galite susiplanuoti savo dieną naudodami View. Meniu pasirinkite užduotis ir tuomet išskleiskite tą dieną, kurią norėsite planuoti. Pamatysite ženkliuką pridėti užduotį ir atsidariusioje lentelėje galite labai greitai suvesti užduoties pavadinimą. Tuomet pasirinkti tai bus užduotis, susitikimas ar skambutis. Nuspręsti, kuriai zonai priklausys ši užduotis, taip pat kuriam projektui, bei kokiam etapui. Ir tuomet suvedę trukmę, šiuo atveju 1 valandą, bei išsaugoję užduotį, jūs šią užduotį pamatysite bendrame sąraše. Naujos užduoties meniu galite suvesti užduotį su detalesnė informacija. Taigi pasirinkite užduoties pavadinimą, aprašykite, ką darysite užduoties metu, nuspręskite, kuriai datai šią užduotį priskirsite ir kokiam žmogui ji priklausys. Taip pat nurodykite užduoties tipą, kuriai zonai ji priklauso, kuriam projektui ir kuriam projekto etapui. Užduotį išsaugoję jūs matysite, kad ji taip pat atsirado užduočių sąraše. Jei norite planuoti užduotį tiesiogiai per projektų medį, nueikite meniu į projektus, išskleiskite šakas iki rasite atitinkamą šaką, nuspauskite ant jos pelytės dešiniuoju klavišu ir atsiradusiam meniu paspaudę pridėti, suveskite užduoties pavadinimą. Nuspauskite saugoti, atsidarykite slaiderį dešinėje pusėje, išskleiskite savaitės dieną, kuriai užduotį priskirsite ir tuomet galite pelyte tiesiog nutempti užduotį iš projektų medžio į savaitės dieną. Matote, kad sąrašas atsinaujino ir jei kitoje savaitės dienoje turite užduočių, kurias norėtumėte šiai dienai priskirti, jas galite tiesiog pertempti slaiderio viduje. Uždarę slaiderį ir grįžę į užduočių sąrašą, jūs matysite, jog jis vėlgi pasipildė sukurtą užduotį. Jums tuomet beliks įrašyti, kada jūs pradėsite dirbti. Taip pat koks yra užduoties prioritetas, tarkim nedelsant. Įrašykite, kiek jūs laiko planuojate dirbti, šiuo atveju 1 valandą, liko stulpelis bus atnaujintas automatiškai ir vėliau atsinaujins, kiek laiko jūs užtrukote dirbdamas tą savaitę. Nuėję į tikslų meniu, jūs galėsite priduoti dienos planą. Nuspauskite ant užrašo priduoti, pamatysite, jog pasikeitė užduoties statusas iš priduoti į atmesti, jeigu bus būtinybė. Tuomet grįžę į užduočių sąrašą rasite dienos plano užduotį, kurią galite paskirti nenumatytoms užduotims arba pertraukėlėms. Linkiu Jums sėkmės, analogiškai planuojant savo dienas, savaitės ir netgi mėnesius. Jeigu Jums kilo klausimų, skambinkite mums arba rašykite į info@avero.lt.